norime iš tikrųjų paprašyti Vitos patarimo. Ar verta išvis pasiruošti, norint gauti paskolą žmonėm, tarkim, nori pirkti būtą, kaip pavyzdys, ir kokie būtų veiksmai, kad jisai galėtų, tas žmogus tam pasiruošti, ar net neverta to daryti? Geriausia tai ateiti pasikonsultuoti pas specialistus. Tai tada iš visos tos finansinės situacijos, šeiminės, darbo situacijos mes galime pasakyti, o ko jum tikėtis, kokio galite tikėtis turto kainos ar ne, pagal savo tos rodiklius, pavadinkim taip, pagal nuosavų lėšų sukaupimą. Mes visą laiką, mes esame jau beveik 12 metų rinkoje ir visą laiką klientams sakom, pasidarykit namų darbus. Nepulkit iš karto mokėti, nes emocinis pirkinys gali labai brangiai kainuoti. Galiu negauti paskolos, galiu gauti paskolą, bet ne tokią sumą, bankas paprašys daugiau nuosavų lėšų, aš jų neturiu. Tai geriau ateiti, susižinoti savo ribas. O kiek aš galėčiau gauti paskolos? Ir su ta informacija tada ieškotis turto. Ir tada žinau, kad jeigu turtas, kad paprasčiau būtų skaičiuoti, kainuoja 100 000 eurų, aš turiu 15 000 eurų nuosavų lėšų, vadinasi, aš galiu gauti turtą, 85 000 gauti kreditą. Bet jeigu man bankas pasakys, kad reikės jums 20 000, aš arba turėsiu iš kažkur jau krapštyti. Tada lauki, kada pensijos. Mamos tėčio prašyti jo, nusitraukti pensijas ir pasiimti to, parašyti, kad padovanotų tos pinigus į tą pradinį. Bet kada pasiruoši namų darbus, ypatingai kas dirba su individualiom veiklom, su savom įmonėm, su savais visais verslais, jiem ypatingai tas yra svarbu, nes būna, tai čia šitą, gerai, šitą grinai sumokėjo, šitą pervedė paskirtį kažkokią netokią parašė, čia dažnai būna tarp grožio specialistų, kad ačiū parašyta, pavedime, tai bankas neskaičiuos to ačiū kaip paslaugos atlikimo mokesčio. Sakys, ne, čia draugė kažkokią ačiū parašė ir viskas. Tai tas yra labai svarbu. Labai svarbu yra, mes tą daug metų sakom, tarpusavį, pavyzdžiui, petaujat, susimokat, sumokys Silvija už Andželiką, ne, ir pervedi pinigus rašai, skola. Dabar, kuri dabar? Skola, žinau, kad negalima rašyti. Aš anksčiau taip darydavau, žinokit, kol nežinojau, darydavau. Tai šitas labai dažnas. Lėšų pervedimas tiesiog rašyti. Lėšų pervedimas, už pietus, taip, tiesiog labai aišku, nes yra visiškai normalu, kad kolega už kitą kolegą sumoka, tai visiškai yra normalu. Kitas dalykas, lošimai yra, čia yra iš vis atskira tema apie lošimus, nes ten yra tragedija dažnai būna. Ir labai dažnai vyrų kolektyvuose būna, pavyzdžiui, krepšinio varžybos. Paprastas dalykas, krepšinio varžybos. Statymas paprastas. Ir, pavyzdžiui, kolektyvas sutarė, kad mes visi darom statymus. Ir visi vienam žmogui perveda arba duoda grinais, o jisai daro statymą. Ką bankas mato? Kad jisai lošia. Taip. Jisai lošia. Jo. Taip. Aš nesusidūrus, tai net Buvau susidūrus ir ne vieną kartą su tokia situacija. Ne vieną kartą. Ir tarp kitko, buvo vienas žmogus, kuriam buvo tokia problema ir jūsų įmonė padėjo gauti paskolą. Ten, aišku, reikėjo atlikti namų darbus, žmogus atliko tos namų darbus, pasiruošė, bet būtent jūsų darbuotojas vienos dėka, žinokit, pavyko gauti paskolą. Tai ačiū Jums labai, išgelbėjot sandorį mano. Prašau, visada pasiruošę padėti. Tai iš esmės, kaip ir sakau, kad tikrai galima pasiruošti. Reikia padaryti tos namų darbus, nes jūs tiesiog, pavyzdžiui, tarkim, dabar pasikreipėt, galbūt jūs dabar negausite tos paskolos, bet jūs atliksit namų darbus, nuosekliai viską darysit, mokėsit, daugiau kažko galbūt žymėsite ir su laiku jūs galėsite paimti tą paskolą. Tiesiog, jeigu jūs dabar gauti atsakymą ne, čia nereiškia, kad po pusės metų tas bus tas pats ne. Galbūt bus kaip tik taip ir dar su pliusiuku. Tai nereikia bijoti, todėl būtinai pasidarykite namų darbus, o Vita jums to padės, arba jos nuostabios kolegos, tikrai yra labai fainas kolektyvas. Tai sekite visibankai.lt ir aišku, mūsų su Silvija. Ir dar pamiršome padėkoti Vitai, kad atvyko, kad sutiko sudalyvauti mūsų šitoj laidoj. Labai ačiū, labai naudinga tiek mums,
kažką sužinot naujo, tiek mūsų žiūrovams. Ačiū Taip. Jums už pakvietimą. Ačiū už jūsų laiką labai.